Stalą apiveriame miltais. Atsipjauname paruoštus tešlos gabalėlį. Apvoliojame miltuose, kad būtų lengviau užkočioti. Ir kočiojame, kol tešla pasidarys plona. Iškočiotą tešlą supjaustome. Ir gauname štai tokius būsimus skruzdėlyno lapus. Ta patį padarome su visa likusia tešla. Tada supjaustytus tešlos lapelius dedame į verdantį aliejų ir kepame, kol gražiai išsipūs ir apskrus. Iškepus, nuvarviname aliejuje ir dedame ant popieriniais servetėliais, kad sukertų likusį aliejų. Iškepti skruzdėlynų lapeliai. Antra dalis – skruzdėlynų lipinimas. Į dubenį supilame vandenį, tada cukrų ir medų. Ir veriant maišome, kol ištirps cukrus. Ištirpus cukrui toliau verdame, kol paviršiuje pradės darytis smulkūs burbuliukai. Užvirus mišiniui pradedame lipinti skruzdėlyną. Sudėjus vieną sluoksnį skruzdėlynų galime apibarstyti aguonomis. Štai taip atrodo baigtas lipinti skruzdėlynas. Taip pat galime skruzdėlyną įvairiai papuošti. Skanaus!